Amen. Ir tik galiu pasakyti tokį situaciją, kokia buvo. Žodžiu, mums reikėjo susimokėti tam tikrus mokesčius. Mes kiek galim dirbam ir ne dabar aš Vėrelui žiūriu pagal jo specialybę, kad jis galėtų papildomai dirbti. Ir aš laukiu darbo atsakymų, bet mes tikrai turim daug vaikų ir nupirkai batus, mamyt, jau kiauri tie batai, o tie batai 30 eurų. Nu. Ir žinot, įdomu tai, kad mes tarsi turim tiek, kiek mums užtenka, bet atsitinka atvejai, sugedo mašina, ir yra tik tai tiek, kiek yra, ne? Ir visa kita, tada jau stebuklas turi būti. Ir pirmas buvo tas stebuklas, kada Ezekielė ėjo ir mano mama paskambino ir jinai tiesiog rado ant žemės po 52 eurų. Mes už juos nupirkome vaikam batus. Buvo tie batukai jų prakiurę, parodė, jau bėgo vanduo. Ir tada kitą dieną aš sakau, Dieve, tiek ir tiek reikalinga, čia dabar ir mūsų automobilis jau technikinė parėjo ir mums reikalinga dar pinigų ir kiek žmonės mes nuo savęs darom. Taip nėra, kad tu ten, Dieve, duok ir tipo, nieko nedarau. Ne, tu vis tiek kaip žmogus, tu darai pastangas, tu ieškai, ką gali ieškoti, tu dirbi, ką gali dirbti. Bet kartais tiesiog nutrūksta. Vieniem jau yra tas perteklius palaiminimas, o kitiem, ne, dar nėra. Tikėjimų yra. Ir man viena pastarės paskambinus, jinai griovė ten, sako, griaunu skurdo dvasę, skurdo mąstymą, sako, pranašauk sąskaitai, kad prisipildo Jėzaus vardu. Pasėmiau nuliuką, Jėzaus vardu pilna, Jėzaus vardu. Atrodo kvaila, bet žinokit, nuveikia tokie dalykai. Opa. Pranašauk ir sąskaita prisipildo. Griaunu skurdo dvasią ir pranašauk ir sąskaita prisipildo. Ja. Na. Prisipildė jau? Egle, ar prisipildė jau? Klausom toliau. Ir supratau, kad tam tikriem dar susimokėti dalykam ir pragyventi mums tikrai trūksta apie 700 eurų, o mes neturime nieko. Ir aš sakau, gerai, Dieve, aš galiu parduoti savo telefoną. Ir tada jisai vertė 800 turėsi. Egle, tu atsargiau, tai. Šiaip žmonės valgo, tu nieko neturi. Telefonas už 800. Neblogai, nieko neturintys gyvena. Žinai, Egle, mes dirbam, užsidirbam tikrai pakankamai, bet už 800 telefoną pirkti, ne, aš savo tai neleisčiau. Bet jūsgi nieko neturit, todėl už 8 ir perkate, ne? Šaunuoliai. Bet sakau, aš nenoriu jo parduoti. Ir sakau, ar tu gali padaryti stebuklą? Aš žinau, kad tu gali. Bet jeigu ir tu nepadarysi ir man jį teks parduoti, aš vis tiek tave myliu ir vis tiek seksiu paskui tave. Aš vis tiek tave myliu ir tu man pats brangiausias, aš nekaltinu tavęs, aš nesakau, kad aš tavęs atsižadu kaip mažas vaikas, neduodi saldainio, taip, vsio, tu mane tėvas. Ne, tu vis tiek mano tėvas, tu vis tiek mano Dievas, tu vis tiek mano mylimasis. Bet tu padarai daug stebuklų, man reikia pinigų šiandien. 700. Jo, ar 8, ne, aš nepasakiau, 7 reikėjo, bet apie 8 galvo. Ir įsivaizduokit, mes važiuojame ir 3 žmonės meldėsi, mama, ir Laimutė žinojo ir dar kita mano pažįstama. Dienai važiuojant Vėrelui skambina kažkas ir jis telefonu kalba ten tiek ir ten po to sako, sako, čia tu, kur prieš 20 metų, sako, prieš 30 metų kartu tarnavomis, jo, aš ten buvau į pasaulį išėjęs viską. Žinai, sako, aš grįžau dabar pas Jėzų ir vis man širdį, kažkaip sako, vis man širdį palaimin šitą, sako, tave, sako, vis stebiu pamokslus tavo, paklausau, džiaugiuosi, kad Dievas tavo gyvenime padarė. Ir sako, daug dienų apie tai galvojau, bet tą dieną, kai aš ryte meldžiau, jis paskambino ir sako, vakare aš pervesiu jums dovaną. Ir sąskaitoje buvo 300 eurų. Po to viena moteris man parašo, sako, Egle, aš meldžiausi
ir sako, Dievas man pasakė palaiminti jūsų šeimą 500 eurų. Vakare aš turėjau tą sumą, kur aš pasakiau, Dieve, aš galiu parduoti telefoną ir susimokėti viską, ką reikia, bet tu gali padaryti stebuklą. Ir aš tada matau, Dievas tikrai daro finansinius stebuklus. Jis tikrai daro. Aš atsimenu, kai mes gyvenom Marijampolėje ir mūsų giminaitė sako, gyvenom Marijampolėje bute ir mūsų giminaitė sako, tik žmonės, kurie arė nuo ryto iki vakaro gali gyventi name. Čia ne jum, aleliuja, ten aleliuja per dienas naktis. Ką jūs turėsit, nieko neturėsit. Bet aš šiandien matau, kad tie, kurie ieškojo visą savo gyvenimą pašvęs darbui, aš neturiu kada į bažnyčią, aš dirbu, aš neturiu kada į bažnyčią, aš dirbu. Tie šiandien neturi nieko, kurie pasakė, taip, aš dirbu, bet aš turiu ir laiko bažnyčiai, aš turiu laiko tarnauti Dievui, aš turiu laiko, nes jis man numeris 1. Aš turiu laiko maldai ir sako, jeigu jis bus numeris 1, visa kita bus pridėta. Aš turiu laiko, net supant kūdikį ant rankų, aš galiu jo ieškoti. Amen. Amen. Eglė, neskėsk nesąmonių, neskėsk, nu. Aš jau 14 metų į jūsų organizacijas neinu. Bet Dievas mane laimina, tikrai palaimina. Iš tikrųjų, čia jau rimtai, vienu žodžiu, palaimina. Nu, bet aš vis tiek turiu kalbėti taip kaip tu. Jūsų emocijos turi trykšti. Palaimina, tikrai. Galite atvažiuoti, pažiūrėti, kaip mes palaiminti. Bet mes palaiminti iš tikrųjų, o ne taip kaip jūs su savo visokiom nesąmonėm, vienu žodžiu. Praėjo lygiai tiek pat metų, 14 metų, o jūs dar visų ištiesta ranka dar stovit. Aišku, rankoje paveikslėlis toks geras, rankoje vienoj telefonas už 800, o kitoj paduokite vargšai. Na, chalevšikai jūs, kitaip ir nepasakysi. Nei gėdus jūs neturit, nei nieko. Tik trešit pinigėlius ir viskas. Gėda tau, vėrelai. Ir kai dėsi savo sėklą, pasakyk, tai yra sėkla, aš dabar dedu, sakyk, tai yra sėkla. Tai reiškia, lauk su tikėjimu, kad Dievas tau grąžins. Amen. Patikėk mano žodžiais, Jemėlė, jei ko panorėsi, tik ištark. Lydekai paliepus, man panorėjus, ir viskas išsipildys. Lydekai paliepus, man panorėjus, žingsniuokit patys kibirai namo. Lydekai paliepus, man panorėjus. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.